Jo, tai šiandien biškai kitokia aplinka bus, background'e fulio žaidžia. Tai basically ištryniau aš visą tą AI sugeneruotą puslapį, aš nežinau, kas su juo negerai buvo, aš tiesiog negalėjau nieko editint. Tai realiai tą pačią dieną, kai uploadinau praeitą video, bandžiau aš išsiaiškinti, ten nežinau, ar ten bugas yra, ar ten tiesiog preset kažkoks yra dalykas, kur tipo tiesiog iš principo negali pakeisti, bet bandžiau, realiai dedikavau vieną gerą dieną tam, tiesiog iš šūdą išėjo, nes, nieks nepaėjo. Tas AI, jis pakankamai naujas yra ir nėra labai populiarus, tai ieškojau tutorialų, bet, tiesiog nieko pagelbstinčio neradau ir jo tiesiog ištryniau, nes žinojau, kad nieko nepavyks iš jo ir pradėjau nuo nulio su savo website'u, ko nenorėjau labai daryti, nes draugai keli prieš tai bandė daryti storą, sakė, tu koks užsiknisimas. Tai buvo užsiknisimas, bet Shopify yra geras tuom, kad jis labai senas toolas yra iš tikrųjų ir dėl to, kad jis senas, jis realiai bet kokiam niuansui tu rasi video. Ar tai būtų su legal stuff, tipo privacy policy, shipping ir taip toliau, ar tai būtų su supplierių radimu. Žodžiu, esmė tame, kad labai lengvai yra viskas išmokstama. Tai prie to puslapio aš kasdien praleisdavau po, nedaugiau 4 valandų galbūt. Čia jau maksas realiai yra, bet reikėjo pačiam, labai daug daryti, nes mano toks produktas išskirtinis realiai yra. Kodėl aš taip sakau, tai yra dėl to, nes jeigu tu nuvarysi į AliExpressą, iš kurio aš eksportuosiu tą patį produktą, tuos šautuvus, tai pamatysit, kad kiekvienas image'as turi savo watermarką ir man kiekvieną tą watermarką reikėjo išphotoshopint, nes žinau, kad keli žmonės prieš tai darė su tais pačiais šautuvais dropshipping tą visą dalyką ir susidūrė su legal problems, tipo atėjo įmonė ir pasirodo, jie fucking patentą turi. Jo, tai tiesiog basically nenorėjau įsivelt jokį legal stuff, nes nežinau kaip, bet kai kurie žmonės gali tiesiog patentuoti produktus, kurių patys negamina. Tai man labai taip įdomiai atrodo, nes, jeigu taip masiškai tavo produktą perpardavinėja visuose, ten tūkstančiais storų, tai kaip tu gali patentą užmest tokiam produktui. Tai tiesiog nenorėjau įsivelti jokį legal stuff, tai nuėmiau visus watermarkus, kas nemažai laiko iš tikrųjų užtruko, nes įsivaizduokit, jeigu yra dabar paskaičiavus apie 14 tų šautuvų modelių skirtingų, tai kiekvienam po 2 maždaug image'us, tai gaunasi 28 nuotraukos. Tai, įsivaizduokit, tarkim, 5 minutės vienai nuotraukai, susideda. 3 valandos kaip minimum vien tik ant nuotraukų redagavimo. Bet viskas visai neblogai išėjo ir dabar tiesiog norėčiau parodyti jums savo storą. Jo, tai čia yra mano storas, linkas, jeigu kam įdomu. Šiaip nieko nepirkit dar, nes yra tokia funkcija basically test orderį užsakyti, bet aš dar nebandžiau su tuo padaryti, žodžiu, yra ką veikti. Basically, tai rytoj tikriausiai padarysiu tą test orderį, pažiūrėsiu, ar viskas tikrai veikia, ar supplieriai gauna užsakymą, ar pats gaunu confirmation mailą kažkokį, nes per jį gauni numerį, tipo gali order tracking ir taip toliau. Tai čia labai svarbu yra, kad neapgaudinėtumėm klientų ir kad iš tikrųjų atsiųsime tuos produktus, kuriuos siūlom. Tai jo, dar vienas fiksas, kurį reiks padaryti, tai čia labai minimalu, bet čia aš turiu slideshow ir vienintelis dalykas, kurį dabar reikia pakeisti, yra šitos nuotraukos, tai dabar yra pagas ir yra braškė, bet turiu idėjas jau kelias labai tokias įdomias, kur visai patraukliai atrodys prie spalvų tų pačių ir prie visos idėjos šautuvų pardavinėjimo, vandens šautuvų. Yeah. What we stand for, tai čia yra read about us, tiesiog mygtukas ir call to actionas. Čia yra tie šautuvai pagrindiniai pirmi 4, kuriuos pardavinėsiu, tai yra mūsų hand cannon, yra M416 modelis, yra Ogas ir yra Uzi. Šitiem dviejom šiaip buvo nuolaida, aš nežinau, kurį dabar dingo, bet ten labai greitas irgi fiksas, ten pusę minutės realiai bus pataisyta.
Tai jie galima view all funkciją padaryti. Kol kas bus tik šitie 4 šautuvai. Aš planuoju kas savaitę įdėti po bent vieną naują, nes AliExpress ten jų labai daug yra. Ir tik reikia kontaktuoti su supplieriais pačiais, kad pasiūlytų tau geriausias kainas ir supply'ų, kad turėtų gerą. Ir also turiu gift cardą nuo 25 iki 100 eurų. Tai čia jau turtingesniem matys žmonėm, jeigu norės draugam kokiem užsakyti ir taip toliau. Yeah, reviews, frequently asked questions also, subscriptionas į mailą. Tai kad siūsime newsletters, kad tipo, kai ateina nauji releasai, būtų informuoti žmonės, kad tipo, atėjo, tarkim, miniganas. So, mūsų socials, čia yra irgi call to action buttonai, yra kalbos pasirinkimas bei valiutos pasirinkimas, bet valiutą nežinau kodėl, man tik eurais rašo. Tarkim, jeigu pasirinkčiau ne Lietuvą, o Australiją, man valiuta vis dar būtų euras. Nu, bet čia gal niekis, viskas bus ok, euras patikima valiuta, tai neturėtų jokių problemų būti. Toliau yra mokėjimo būdai, tai čia labai lengva šiaip buvo setting up, aš nustebęs, kad man 17 leido ir PayPal'ą prijungti ir Stripe'ą, per Stripe'ą yra įjungtos visos šitos 4 išskyrus PayPal'ą, tai yra Amex'as, American Express, Apple Pay, Mastercard ir Visa. Tai yra pagrindiniai payment methods, tai tiesiog patikimumas toks atsiranda patiem klientam, plus prieiga prie didesnės auditorijos, nes tiesiog tikriausiai ne visi PayPal'ą naudoja, arba ne visi, tarkim, Amex'ą naudoja, žinot, tai tiesiog patogumo principas. Jo, ir tada pačioj yra legal notices, contact information, privacy policy, refund policy, terms of service, shipping policy, and so on. Tai va, o taip atrodo website'as. Jo, tai kitas labai svarbus dalykas, kurį padarėm, tai yra socialinės medijos. Tai mes uploadinsim mūsų contentą per YouTube shortus, Instagramo reelsus bei TikToką. Tai skūrėm abiem produktam. Tai yra mano šautuvam ir kitiem šabros produktam socialinės medijos. Tai su jom jokių niuansų realiai nebuvo, apart TikToko. Tai pasirodo, kad galėtum įdėti savo bio kažkokį linką website'o. Tau reikia turėti 1000 followerių, bet čia realiai jokios problemos labai nebuvo, nes tiesiog nueini į Google ir parašai bought me some followers on TikTok ir tiesiog už eurą kem 3 užsisakėm štuką followerių. Jo, dėl langų valymo išsiunčiau apie 10 Facebook'o grupių savo skelbimus ir pasirodo visai nemažai žmonių atrodo susidomėjo, nes tikrai nemažai laikų susirinkau, ant kiekvieno posto bent jau po 14 laikų. Tai ir kai kurie žmonės netgi rašė, tipo, gal susitart pavyks, tai galima sakyti, kad jau klientų bus, ne tokiais mastais bent jau kaip tikėjausi, kad bus, bet jų iš tikrųjų bus, believe it or not, tai bus ir fiziškesnės veiklos, nereiks prie kompo all day, every day sėdėti, tai pretty exciting. Crypto marketas visą savaitę tiesiog absoliučiai nieko nedarė, tai kur pabaigiau praeitą savaitę, šią savaitę taip pat tokia pat suma ir liko, tai chill, nesiskundžiu, bent jau nekrenta, tai it is what it is, pretty good. Jo, tai overall visai patenkintas esu šią savaitę, visai stiprus toks pamatas ir pagrindas paklotas visam šitam dropshipping dalykui, tik reikia nestot, varyt ir kada nors kažkoks kabliukas užkibs ir bam, bus tikslas pasiektas, svarbiausia tiesiog nestot, turėti disciplinos ir jo, siekt tikslą realiai tiesiog. Realiai šudiniausias jausmas yra tada, kai darai ir tiesiog numeti ir tada klausi savęs, kodėl aš investavau savo laiką, kodėl aš viską šitą dariau, kodėl aš tiek daug laiko praleidau. Ir atsakymas, aš manyčiau, būtų toks, kad nedirbai tiesiog pakankamai sunkiai ir pakankamai ilgai. Nes bet kas, kam tu suteiki savo galę, savo jėgą ir savo laiką, bus įvykdyta. Po kažkiek laiko tikrai bus įvykdyta, nėra tokio dalyko kaip greiti pinigai.
Tai tiesiog reikia stumt toliau, nesustot, varyt. Net ir realiai tais blogiausiais vakarais, kai jau nori pasiduoti, žinai, užnis, jau 2 mėnesius varai, nei vieno viral video nėra, tu vis tiek nesustok. Gal tai patarimas būtų tiesiog atsimerkt, susikaupt ir judėti toliau, nes kartais ateina ta sėkminga diena ir kaip tu praleisi tą sėkmingą dieną, jeigu tu dirbsi kiekvieną dieną. Taip, pabaigai norėčiau padėkoti už 300 prenumeratų. Galbūt per vasarą pavyks aplenkti Igną Vėgėlę. Labai daug prašau, bet būčiau tada 4. most top rated, most subscribed Ignas YouTube'ai. Tai pabandom tai pasiekti per vasarą. Vėgėlė turi dabar apie virš 900 kažkur subscriberių. Ir jam virš 50 metų, man atrodo, tai turim laiko. Bet būtų smagu per vasarą. Norėčiau palinkėti visiems nuostabios savaitės sėkmės, kad nesustodame dirbti, kad nesustodame tą drive'ą turėti. Ir iki kito.